Aš kiek pamenu savo vaikystę, tai žiauriai dažnai žaisdavau CS, Fortnite, ten pavyzdžiui GTA Online, roleplayus ir taip toliau. Mes visi puikiai žinom, ką tai mum kaip berniukam tai padarė. Mes visi norėjom pasiekti kažkokio lygio, pasiekti Global Elite CSGO kokio, tada turėti daugiausia pinigų GTA roleplayus, turėti tokią ir anokią mašiną. Kažkiek praėjo metų ir mes visi realiai ir suaugom, bet kažkodėl daugelis iš mūsų vis tiek sėdi, kapoja žaidimus, neina į džimą, valgo junk foodą, žiūri Pornhubą ir taip toliau. O šiandien daugiau norėjau pašnekėti, kaip realiai pats gyvenimas yra lygiai tas pats, kas žaidimas. Kaip žmonės nepastebi, ar kiek turi būti Jeffris, ar kiek turi būti tiesiog neanderteolas šių laikų, kad nesuprast, kad kiekvienas tavo veiksmas, kiekvienas tavo darymas kažko atneš tam tikrą rezultatą. Pavyzdžiui, paimam, jeigu aš šiandien būčiau 6 ryto atsikėlęs, gal aš būčiau nelabai įsimegojęs, gal aš būčiau nepatenkintas, bet būčiau daug daugiau susidaręs dalykų ir pasidaręs, negu tiesiog sėdėčiau, kimarinčiau ir tiesiog atsikėliau šiandien, pavyzdžiui, 9 valandą, prakimarinau realiai tik tokiai 5 minučių, pražiūrėjau, jokios naudos negavau, bet po to susitvarkiau chatą ir taip toliau. Mano pointas yra tame, kad realiai čia viskas yra taip pat kaip žaidime. Tu turi XP, tai realiai, nežinau, pointsus, kur tu gali pasiekti kažką. Tu turi pinigus, tu turi mašinas, tu turi panas ir taip toliau. Ir visi tie fun stuff. Bet kad visus tos fun stuff turėtų, tu turi vis tiek ar taip dirbti, nesvarbu. Ar tu būtum žaidime, ar tu būtum realiam gyvenime. Aš dar pats atsimenu save, kai aš sėdėdavau kaip žiaurus Jeffris, sėdėdavau 12 valandų, net šikna prilipdavo realiai prie kėdės ir aš tiesiog žaisdavau iki tol, kol, nežinau, kažką pasieksiu, tipo žaidime, ar gausiu respektų ir taip toliau. O dabar mes visi pasidarė tokie, kad negalim net 20 minučių ar 10 minučių ar valandų skirti savo reikalam. Kaip tu gali gauti paną, kaip tu gali atrodyti gerai, ar kaip tu tiesiog gali ten, pavyzdžiui, nukatint, turėti daug pinigų. Jeigu tu valgai junk foodą, scrollini amžinai, laikini kitų panų fotkės, kurios tau niekad ir neatrašys sen, nes tipo jos turi čiadus ar taip. Tipo jų dėjimuose yra čiadų, patikėk manim. Tau nereikia apsikrauti šito dalyku. Tai tame ir yra prikolas. Kiekvienas žingsnis turi būti artėjimas link kažkokio rezultato. Kaip ir tas pats viskas, kaip ir žaidime. Man žiauru yra matyti, kaip mano metų tiek vaikai, tiek žmonės, kadangi man 19, tai aš neskaitau savęs labai suaugusių, bet vis tiek yra dalis žmonių, kurie tipo dar net nepagauna, kad yra gyvenime, kas yra ir baisiausia. Jie nežino, kad jie gali skaityti knygas, jie nežino, kad jie gali domėtis, jie nežino, kad kursus galima kažkokius nusipirkti. Tipo čia žiauriai keista. Ir dauguma iš jų pasirenka tiesiog kelią, kur tiesiog netobulė. Tai yra realiai žiauriausia žinot, kad mano bendramžiai negali nieko pasiekti. Tipo realiai šiais laikais taip lengva būti geresniu už kitus, kad tu gali eiti į džimą, mokytis geriau, tipo stengtis mokytis geriau, skaityti self-improvement knygas, nebijot prieiti, tarkim, prie panų ir ten užkalbinti ar kažkas tokio. Ir bandyti dar side hustles ir dar dirbti gali. Viskas. Tu 99% geresnis už bent jau lietuvių. Susidistrektinau pats save, nes kažkas atvažiavo. Bet pointas yra tame. Jeigu jūs norit kažką pasiekti, nesvarbu ar tai būtų panas susiras, ar tai būtų pinigų kažkiek pakelt, ar tiesiog kažkur socializintis, tai jūs turit vis tiek ar taip įdėti darbą. Pradėkit nuo savo rutinos, pradėkit nuo atsikėlimo, pradėkit sportuoti, pasidomėkit kaip sportuoti, ką daryti, ką skaityti, kad biški mindsetas prasiblaivintų, kad jūs nebūtumėt įstirpdinti tą matrixą, kad tipo, jūs būtumėt savimi, nes aš daugelį žmonių pamatau, kurie net nėra savimi, jie tipo daro, ką visi daro, nes tiesiog taip yra saugiausia, bet išeikit iš tos komforto zonos, todėl kad kiek mes žaisdavom, tiek ir vaikai būdami mes suprasdavom, kad tie, kurie daug pralaimėjo, taip pat daug ir laimėję yra. Todėl, kad jie turi experience, todėl, kad jie praėjo tos sunkius laikus, įdėjo tas valandas ir taip toliau. Patarimas jums yra tiesiog bandykit daryti, nesvarbu, kad nesiseka. Koks skirtumas, vis tiek čia yra pamoka.
kai tau nesiseka, tai reiškia, tu turi kažką išmokti, kad sektų. Aš iš savo gyvenimo galiu pasakyti porą pavyzdžių. Tai teisės 8 kartų laikiau ir tik iš 8 išlaikiau. Tada džime kokius 4 metus, 2 metus dariau realiai rankas, nes aš galvojau, kad va čia į panos vien tik į šitą dalyką žiūri ir vien tik į kūną ir aš gausiu daug panų ir tipo turėsiu validationo iš panų, bet taip nebuvo. Nes tai yra normalu, kad panos ne vien žiūri, ant kiek tu gražus ir užsikačialini. Tai čia šitas yra, pavyzdžiui, kas čia dar mokslai. Mokslus visada lekinau ant mokslų, bet tiesiog ateina diena, kai tu supranti, kad tu turi susiimti. Aišku, nėra pats geriausias dalykas struggling, nėra pats įdomiausias dalykas daryti ten, pavyzdžiui, namų darbus, sėdėti ir taip toliau, bet tas tave ugdo. Tie sunkumai, visi tie strugglai tave ugdo ir vis tiek tu gauni experience. Tai kodėl seni tu nedarai tą, ką žinai, kad tau reiktų daryti? Kodėl tu sėdi TikTok'e? Supras, kad kiekvieną TikTok'ą, kurį pražiūri, ar kiekvieną, nežinau, video, kurį prascrollini, ar Pornhubą pražiūri, tavo laikas tai praeina, tavo energija išsenka, po to tu negali kažkokių dalykų daryti, darbų pasidaryti. Ir kas svarbiausia, ne pinigai esmė, pats dalykas, kad tavo laikas tai dingsta, tu per tą laiką galėjai daugiau pasidaryti. Ten, pavyzdžiui, paskaityti knygą, pasirašyti savo mintis, bet tu pasirinkai scrollinti TikTok'e, todėl ir esi Jeffries, todėl ir visi tavęs nekenčia, todėl ir tiesiog tu būni tas average žmogus, kur net pana negali atrašyti, kur tave palieka tiesiog ant deliver, todėl kad tu esi paprastas žmogus. Tai šio video moralas ir būtų, kad nedarykit tų dalykų, kurie nepriveda prie tikslo. Jūs galit pailsėti, jūs galit paimti day off, bet neraskit tame tiesiog komforto. Jeigu vienur ilsitės, kažkur nesilsėkit. Jeigu jūsų kūnas ilsisi, tai tiesiog make sure, kad čia va nesilsėtų, kad smegenys nesilsėtų. Jeigu ten, pavyzdžiui, atsiguliai prascrollint TikTok'ą, supras, kad tu tą blogai darai, pasiimk knygą, pasigauk save darant blogą kažkokį habitą. Ir tada tiesiog lengviau bus kiekvieną dieną pasigaut, kur tu galėjai įdėti daugiau darbo į savo tikslą ir tiek. Kiekvienas žaisdamas žaidimą supranta, kad tu side questais nenueisi full story. Visi eidavo full story po to side questus. Tai čia taip pat yra. Mergos, mašinos, visi plotai, parčiai yra tiesiog side questai. To gero įdėto darbo. Bet visų yra tikslas vienas. Užsidirbi pinigų pakankamai, kad galėtum savo svajonių mašiną ir namą nusipirkti, išlaikyti tėvus ir turėti gerą gyvenimą. Užteks daryti seni tau side questus, o tiesiog eik prie main mission, daryk juos struggling ir tada suprasi, kad tiek geriau buvo suklyst, bet išmokti kažką, negu tiesiog scrollint ir sėdėti komforto zonui ir tiesiog žiūrėti TikTokus ir Pornhubą. Visiems linkiu savo darbus pasidaryti ir myliu jūs visus.